Treneri, tas tradicinis firminis klausimas, tai po tokių rungtynių baigties, tai ko pritrūko visgi? Pirmiausiai pasakysiu, pritrūko tam tikrų mūsų plano įvykdymo dalykų, kuriuos mes sutarėm prieš rungtynes ir paprasčiausiai, jeigu mes žinojom, kad taip reikia daryti ir mes darome atvirkščiai, tai va šitie dalykai ypatingai plano vykdyme mūsų buvo. Ką mes buvom sutarę, mes įvykdėm, taip sakyčiau, 60%, tai vėl 40% rezervas. Antrą momentą paminėčiau vis tik tai yra klaidas ir atšokusius kamuolius, kurios neturime pralaimėti. Šiandieną žaidėm gana neblogai, sakyčiau, buvo gerų momentų, gerų gal ir tokios apylygės rungtynės buvo, bet pavyzdžiui, galutinį vis tik tai nulėmė žodį pačiam gale, tai kad patyrimas laimėjo. Treneri, šiandien buvo daug skubotumo, ypač rungtynių pabaigoje. Jūs auklėtiniam nurodėt žaisti greitai ir ar jie tiesiog priimdavo tokius, iš pažiūros ir dabar jau kaip atrodo neteisingus sprendimus? Taip, mes buvom nusprendę žaisti šiandieną greitą krepšinį ir aktyvią gynybą. Bet tai nereiškia, kad greitas puolimas ir skuboti metimai čia nieko nesurišti yra. Paprasčiausiai gal žaidėjai patys priima sprendimus, kada mesti, kada nemesti, ir čia aš jau nebegaliu įtakoti ir tikrai tie sprendimai buvo negeri, kurie buvo priimti gale. Bet žiūrint, aišku, gal lyginti Lietuvos Rytą ir Prienus yra šiek tiek neteisinga, bet žiūrint bent jau gynybą, atrodo, kad reikalai per tas kelias dienas visai neblogai susitvarkė, nes gynyboje šiandien tvarkytės gana neblogai. Mes per paskutinės 2 dienas truputėlį pakoregavom savo gynybos tam tikrus momentus ir šiandieną buvo momentų, kad tikrai neblogai susigynėm, bet ir tai buvo tokių, sakyčiau, kokį 10 taškų mes praleidom dėl to, kad tose smulkmenose gynybos vėl neįvykdėm taip, kaip reikia. Treneri, jūs, jeigu reikėtų būti teisėjų ir teisėjų rungtynėms, skirtumėte techninę pražangą likus 12 sekundžių esant beveik lygiam rezultatui? Žinot, aš į teisėjų darbą nesikišau ir niekados nesikišau. Aš nemačiau ten tos techninės, aš negirdėjau. Paprasčiausiai negaliu vertinti šitos situacijos. Aš teisėjų nebuvau, turbūt ir nebūsiu. Tai aš norėčiau, kad kiekvienas dirbtume savo darbą, o čia dėl jų visų sprendimų priėmimo turėtų atsakingas būti prieš visų teisėjų asociaciją, reiškia komisaras. Treneri, jeigu grįžtume šiek tiek atgal į rungtynes su Lietuvos Rytu. Vilniečių treneris pasakė, kad tokioje situacijoje kaip Ernesto metimas Redikui būtų kiekvienas sureagavęs taip pat. Kaip jūs vertinate šitą situaciją? Aš asmeniškai taip nebūčiau sureagavęs. Jeigu jis metė į žmogų, tai tada sakyčiau taip, bet į veidą aš niekados nebūčiau metęs. Ir vertinu aš neigiamai, aišku, jeigu į veidą buvo mestas tas kamuolys, nors man lyg žiūrinti video, kad ten ne vien tik tiesiogiai lyg veidas, lyg tai kaklas čia kažkur tai. Nežinau, man sunku, bet aš, pavyzdžiui, pats kaip žaidėjas tokių dalykų, aš jau galiu į kūną mesti, jeigu jis mane stumia, bet į veidą tai yra nepagarba. Dabar į priekį šiek tiek pažiūrėkime, porą dienų iki rungtynių negalėjo žaisti tas pats Ežerskis, negalėjo žaisti Simonas Kymantas, Keiranas Šerdas serga. Turbūt laukia ne toks ir lengvas pasivaikščiojimas, švelniai tariant. Nėra lengvų pasivaikščiojimų šitai komandai, kuri, sakykime, kaip sakau, įrodinėja savo tiesas ir įrodinėja savo tiesas viso sezono metu. Ir jie turi suprasti, kad kiekvienose rungtynėse jie turi save vėl deklaruoti, pateikti save, kas jie per žaidėjai. Nes jeigu jie nors truputėlį patikės, kad aš jau esu kažką įrodžiau šiandien, o kitą dieną aš būsiu jau nesimatys tave, tai reiškia, jie neteisingų kelių eina. Nes taip, Kyronas šiandien sirgdamas žaidė rungtynes, sunku jam buvo, bet patirties toka vis tik tai jiem turi tą patirtį įsikovoti, be žaisdami šitam sezone, kad kitam sezone jie būtų stipresni.